Realiai, kas čia dabar? Kas čia? Jeigu Mahomedas neina pas kalną, kalnas ateina. Eik. O, jis pats neišsigavo. Važiuojam. Suėdam, kartingą suėdam. Dar motociklą reikia sulaukti. Palauk, dar reikalą po vieną ir tai sulaukti. Akumą išimti. Tai va. Nu. Tai va. Supratai mintį. Taip. O čia įdomu, kiek yra. Nu, kruškis. Tai vat šitas valasdas pagamino Ukmergėjai, paskui nuvežė į kokią Norvegiją, paskui atvežė į Lietuvą ir jos tapo 200 eurų kainuoja va šitas lasdas. Pasivažinėjusios. Jo. Čia Putnikas dabar norėjo pasakyti, kad jisai 200 eurų išleido. Tai iš tikrųjų Enduro klubas dovanoja tokį čekį man ir aš nusipirkau. Visas sportinis gyvenimas prasidėjo nuo liguminio slidinėjimo. Taip, pasirodo. Nuo fizinio mokytojo. Ne. Nuo fizinio mokytojo. Klausykit. Sprendė, geriau statyti skaitliukus. Hebrytė, aš juo tapau po 10 metų, po to, kai slidinėjau su slidėm. Ir varžybose dalyvaudavau. Su liguminiam. Dabar šoksiu ir čiuošiu ten. Gerai, tik atsargiai. Dainiau! Ate! Iki pasimatymo! Ate! Lauksime kitais metais! Problema visai. Tikrai mokai. Sunku į kalną varyti. Kas ten buvo? Nugriuvai? Ne? Jo. O, gerai. Va taip. Čia plūgas? Kaip? Čia plūgas, man sakė. O mano draugė geriausia, su juo vienoj grupėj mokėsi, va mes ir susitikom su juo. Gerą mokytą. Tai tu draugiai Ir gerą mokytoją, bet gerą mokytoją reiškia, valiau įsivaizduok, aš važiuoju su Lietuvos čempiono slidėm, plastikas. 78 metai. Čia mano mama trenerė. Rimtai, ai, tu šint. Nuo lazdų užšaukė. Ir ką man dabar su jais daryti? Palaikyt ką? Pėdinė, mano tėvas gyveno pėdinė, tai ne visai. Kur tu čia lakstai? Balčiūnai, Ką? ką tu nori? Pasiimkit šitą kruopštą. Turi, neturi? Neturiu. Tas jau sakė, šaldytuvė pieno. O ten jisai neturėtų labai ilgai veikti, nes malūnėliai yra begriūnantis. Jo. Įsivaizduoju, kad čia bus koldūnai. Kada nors. Pasivaikęs, ar ne? Tuoj perduosiu šimpučiojimą. Bus subręsta. Ai, tai pagulėti dar turi? Gali negulėti? Tai kočiokit. Nu tai parodykit. Nu jeigu labai pritrūk. Išvirsi koldūnų. Žiūrėk, kadangi video, tai negaliu sakyti, ką galvoju. Dabar ant viršūs šitą. Ar mes čia gerai darom? Gerai. Ar mes čia ne per daug? Nu, pamatysim.
mėsos per daug nebūna. Taip, bet neužsilipdys. Nu, tai geriau tada mėsos uždedam viršui daugiau. Ir pakočiuojam. Nu, nes aš, pavyzdžiui, prie kažkokios varškės ar bulvių dar neprisiliesiu. Marija, ką tu apie tai galvoji? Prieš mano. Kad jie neuždarys tų klojam ant viršus šitą. Tai gal tu jam padėsi? Ne, aš tik tai žiūrėsiu, kaip nesiseka. O, nesiseka. Erelio dukra. Dabar dėdė, dabar įmi kočėlą. Tėtis Ir va taip darai, va taip. Va taip. Kaip? Biški, ai, neskubėk. Susigarančiavo. Palaukit, viskas gerai, va. Ištaisoma, viskas ištaisoma. Ir dabar turit padaryti, kad čia tos, vat... Šiaip tai galima pakoreguoti. Galima ne su šitą kočėlą. Aš paprastai, aš palaukit, netriukšmaukit, parodau technologiją, kaip daryti kitą kartą. Va, šitai. Taip. O tada iškočiuoti. Gerai, supratau. Iš pradžių... Tai dabar žodžiu. Bet tai dabar ne, dabar viskas reikia iškočiuoti, kad išlystų. Dabar jau supis, ar ne? Ne, bus ir gerų. Va, nu kad pasiskirti. Ir taip išgaunamas aliuminis, tuoj pamatysim aliuminį. Bet negaliu tai. Va, yra aliuminis. O čia žinok, kaip gaunasi aliuminis.